Būdavo, sako, sudeinam, vakarojam, balanas užsidegį, verpėm, jau pasakoja tėvulis, kas perimdinėjo žmonės ant kelių ir te rodės žmonėm visokius strokai. Tai sakydavo, neikit vaikai napsu, va išsibūsit, tai mumi baisu, sėdzim, bijom, tie strokai gyveno, kur būna kokie bognai, kokios akys šalcinuose. Sako, aini jau strokas rodos ant kelio, sako, stovi šieno kupet ant kelio. Tracu dzien po palaidojimo kapaini pro kapinės ir pasirodogi visų laik strokas. Nu, aš jau ajau, sako, ir pamiršau, einu, atsigrįžtu, stulpas sulig dangaus ataina, sako, aš bėgu, o jis ant manį gula, cik pribėgau, budinkus, kap riktelėjau ir dingo. Tai va, tep visokius strokai rodės. Va, ale rodės, ir taigi tep ir pas mus Varinongi rodės, sako, strokai. Tai nežinau, ar kiton Lietuvon, ale pas mus tai strokų būdavo, žinokit. Jo. Ir rodo strokai, o kaip ne? Po tokios baikos gali visame bus strokai. Taip, tai mes dar einam kitur ir grįšim, rozo, ale jau galvokit apie grybus. O ką mes grįšim, tai prasidės grybų konkursas. Bet nesakysiu, kokia bus užduotis. Kol kas nesakau, ale kad grįšiu ir jų greit turėsit padarys. O mes einam apie strokus papasakos toliau. O dar aš papasakosiu jums apie grybavimų Dzūkijon dar, ane? Jau ne apie tropelas. Nuo senų čiasų mūsų krašto žmonės, tai žinokit, vasaros mes labiausia laukdavom. Pavasarųgi prasidėdavo grybų ir uogų čiesas. Grybaut mes einam visą cik praušus, ne tep, kaip jūs dabar važiuojat vidurin dienos. Va, ir po vienu ir cik cykiai, kad vienas kito neužgirstume. Kad kiti neapdabots, kaip mes sakom. Koštas turėjo savo vietas, tropelas, apie katras aš jau papasakojau, ir katrų mes niekam nerodzydavom. Gegužį pasirodzydavo pirmi mūsų grybai, šmarškos. Vieni jas dzovydavo pavėsin, parduodavo, o kiti užpildavo ruginukį ir sąnarius gydzydavo, trindavo, naudojo kaip lekarštvas. Paskui pasirodzydavo lepeškos. Ale Dzūkai, kaip aš pamenu, lepeškų niekad grybų nelaikė. Va. Ir cikrinukai, trakinukai. Taigi pirmi grybai, kaip Dzūkijon pasirodydavo, pirmi baravykai, mes ir vadzinam trakiniai, trakinukai. Lepeškas parduodavo, tuomros, o baravykus tai jau dzovydavom. Nu ir aišku, visi labai laukdavom rudenio, kad prasidės baravykų juodagalvių dzygimas. Galvelės kaip bordavos, kotukai stori, o jau gražus, tai vadzinom juos cikriniais. Kaip gerai dzygdavo, eidavom grybauts po kelis ros per dzien ir prisirinkdavom krūvas baravykas. O paskui darbo darbelio reikėtus kotus gražiai apskus, iškūryt specų, ant lentukių katrosna prikalta cvekų suverts baravykus ir dzovyts, išdzūmusius baravykus su dideliu adatu verdavo ant siūlo, apatson didesni, viršun mažesni ir tep suverdavo vainikėlį. Va. O nuo Liepos mėnesio rinkdavom mėlynės, rugsėjin bruknes, katras irgi parduodavom arba virdavom vokienį su obuoliais ar grūšom. Tai va, tep mūsų papasakojau, kaip mūsų visas grybų sezonas atrodė, va. Tai dar žinosit, kad du varienom kokio grybo atsirinkt. Einam toliau ir kitiem paporysim. Tep.
O dar, noriu aš noriu paporyt, kad mes grybaudavom ir kokius grybus, kad rinkdavom. Bet dar tai jūs važiuojat vidurint dienos, varienom grybaut. Nu jau šitą tai nesaka pas mus. Tai dar paklausykit pagrindinės visų sezonų, kad mes grybaut eidavom. Jo. Taip, tai kad žinotumėt, kaip gerai grybauts ir kad tu varienom ko važiuots. Tai klausykit. Nuo senų čiesų mūsų krašto žmonės labai laukdavom vasaros. Pavasarųgi prasidėdavo grybai. Taip, uogų čiesas. Grybauts eidavom tik praaušus ir po vienų cykiai, kad kiti neapdabots. Kožnas turėjom savo vietas, katrų niekam mes nerodzydavom. Gegužį pasirodzydavo šmarškos, vieni jas dzovino pavėsin, parduodavo, kiti užpildavo ruginukį ir sąnarius gydydavo, naudojo kaip lekarstvas. Nu, jei eis grybų šventinkės, tai man atrodo, kad įkas tai iš tų lekarstvu turės. Gal Seimas neįteisino? Sakykit, ar turit tu, apaisit, sakykit, norim tų lekarstvu ant šmarškų. Tai paklauskit. Taip. Nu ir jau reiškia tas lekarstwas. Paskui pasirodzydavo lepeškos, katrų mes nikdy grybų neskaitėm. Ir baravykai, trakinukai, tai pirmi baravykai. Lepeškas parduodavom, o baravykus zovydavom. Visi labai laukdavom rudenio, kad tu prasidės juodagalvių baravykų dzygimas galvelais, kaip vordavos, kotukai stori, o jau gražūs, juos vadzindavom cikriniais. Kaip gerai dzygdavo, eidavom grybauts ir dar eidam grybauts po kelis rozus ant dienos. O paskum, kaip jau prisrekam krūvas grybų, prasideda darbas, reikiagi kotukus apskust. Iškūryt specų, ant lentukių katros neprikaltą cvekų suverts baravykus, zovyts, išdzuvusius baravykus su dideliu adatu verdavom ant siūlo, apacon didesni, viršun mažesni ir tep suverdavom vainikėlį. O jau balci baravykaičiai buvo, o jau kvepėjo, nu, o jau nuo Liepos rinkdavom mėlynės, rugsėjin bruknės, katras parduodavom ir virdavom uogienį. Tai va, tep mūsų sezonas ne tik atrodydavo, gal ir dabar mes gite paeinam. Nu, tai va, tai dar grįšim. Mes pas jūs, ale kitiem reikia šitų irgi paporyt. Ba žmonės žinot, kad turėt supratimų, kaip grybauts pas mus ir kadu. Pavyks? Jo, čia, bet šį kartą geriau nei ten. Taip. O aš, kaip jums sakiau, dar paporysiu, kad mes einam ir kadu grybauts. Vagi, neviži žmonės žino, kadu ir kad mes grybaunam. Taip. Dar tai jūs važiuojat vidurint dienos varienom, tai kokį jūs grybūtį vidurint dienos ras? Nu, gali ras, šiandien sako, pridzyvolė ir tam rinktis, kaip sakiau, jo. Tai taip, tai dar žiūrėkit, visų paporysiu, kadu važiuots grybauts, kadu nevažiuots, kadu važiuot grybų traukiniu, o kaip žinot, ankstyviausias traukinin Marcinkonysą, kuris važiuoja, tai ir vadzina grybų traukiniu, kur 6 ryte išvažiuoja, taip? Va, tai kadu važiuots ryt, kol reikia važiuots rytsi, kadu kokius grybus rinkts. Taigi nuo čiesų visų senų mes visada labai laukdavom vasaros. Ir kol po vasarų prasidėdavo grybai uogos. Grybų uogų čiesas, kad mes sakom. Grybauts eidavom tik praaušus po vienų ir cykiai, kad kiti mūs neapdabots. Kožnas turėjom savo vietas, katrų nerodzydavom. Jau pasakojau, kas atsitinka, jei kas užmato vietas mūs, taip. Gegužį pasirodzydavo šmarškos. Vieni jas zovydavo pavėsin, parduodavo, o kiti užpildavo ruginukį ir sąnarius gydydavo. Sako, reikia trint. Naudojo kaip lekarstwas. Tai dar kas eisit grybų šventė, grybus kiemeliai. Žinot, toj lekarstva nėra legali, nors girdėjau, jau Seimas lyg leido samagonų gamyt, ale tos lekarstvos tai gali būt rasit. Tai tik ko tai paklauskit, sakykit, norim tos lekarstvos, kad Adomas pasakojant centraukinin mums pasakojau. Gal gausit, jei geri būsit, va. Taip. O paskui, o jau švarškų, pasirodzydavo lepeškos, baravykai trakiniai. Lepeškas parduodavom, tvairos, o baravykus zovydavom. Kolbi lepeškas parduodavom. Va mes nikdy lepeškų neskaitėm grybų. Geru.
Taip, tai aš visų laiks parduodavom. Taip. Ir aš taip pat. Ar man jums paskaitysiu, kuma Monula iš Margių yra pasakius, seni žmonės apie lepeškas pasakodavo. Sako, kad pirmos lepeškos pasirodo, tai kodėl, kol dzūkai niks pirmų lepeškų nevalgydavo, o neždavo parduots. Kodėl? Sako, kad jų gali valgyt, kaip kanzi lepeškutė, cypia, aš centas. Bagi pirmos lepeškos labai brangios, nu, ogi pieskos dzūkijom, žemės prastos, tai parduodavo grybus, jo. Nu ir jau aišku, labiausiai tai mes laukdavom rudenio, kad prasidės juodagalvių baravykų dzikimas. Galvelės bordavo, skuotukai stori, o jau gražus ir juos vadžinom cikriniais. Kad gerai dzikdavo, eidavom grybauts po kelis ros ant dienos ir pristrinkdavom krūvas. Paskui būdavo jau darbo darbelio, reikėjo visų kotus apskus, iškūryt specų, ant lentukių katrose prikalta cvekų suvets baravykus, zovyts, išdzūvusius, didelio adatų verdavom siūlo, apatson didesni, viršum mažesni ir taip suverdavom vainikėlį. O jau balci baravykaičiai būdavo, o kvepėjo, ale tai matot, kiek darbo su tais baravykais ir grybais, taip žinokit, ir aš kaip išeinu grybauts, kokių, nu tai aš tai vėlai einu, žinokit, ale ašgi savo trokalėse einu, tai savo jau skirtumas ir. Tai žinokit, jei parsineši grybų, tai taip ir reiškia, kad visai dienai darbo parsineši. Taip ir žinokit, jo. Nu, o jau Liepos mėnesį tai eidavom ir uogauts, rugsėjį rinkdavom bruknes, katras parduodavom ir virdavom uogienį su obuoliais ir grūšiom. Tai va, toks mūsų grybavimo sezonas buvo. O paskui aš jums dar papasakosiu, kad moteros eidavo spalgenauts, čepkelių raisi. Va, o dar mes grįžtam ir kuo aš jums noriu dar pasakyti. Dar va, matot, stovi pas mus baravykas galan, jis jau dar jūs pavaišys, sako, kuo. Kokie tie grybai vidun, tai aš nesakysiu, ale taip jau neužsivalgykit, o paskui dar ir saldus stalas laukia. Tai taip, kad žodžiu, dar šitoj tiesa prasideda, o paskui, kad grįšim, dar bus ir konkursas. O koks konkursas, tai nesakysiu, o tik apku ir galėsit laimėti. Taip, tai galit pradėti, ištydalint, ištydincav, o mes einam jau pas kitus ir grįšim pas jumi. Po vienu štukaitį. Taip. Atsargiai duris užsidaro. Sakė, jums reikia lekarstros kažkokios. Variama laukia. Daugiausia per bradus, per patį vandenį, užsikėlė įsijonų ant galvos, jau paskui senasnė sąjung žodų, takai buvo, o va tik kvartalinė, kur ir kikščius eina, tai avim tuoj Sėdėjau aš ant bėgių ir skaičiavau vinis, o mylimas pasakė, kad greit bus traukinys. O mylimas pasakė, kad greit bus traukinys. O traukinį, neliek man čia, tai mylimas su mylima, ant
ant bėgių paslapčia. O traukiny, nelėk nakčia, kai mylimas mylimą ant bėgių paslapčia. Sėdėjau aš valtelį ir skaičiavau bangas, o mylimas pasakė, kad greitai bankutys. O bankutį, nebus nakčia, kai mylimas su mylima valtelė paslapčia. O bankutį, nebus nakčia, kai mylimas su mylima valtelė paslapčia. Sėdėjau aš aslyčių ir skaičiavau pusnis, o mylimas pasakė, kad greit bus atlydys. O mylimas pasakė, kad greit bus atlydys. O atlydy, nelėk nakčia, kai mylimas su mylimu ant slidžių paslapčia. O atlydy, nelėk nakčia, kai mylimas su mylimu ant slidžių paslapčia. Ar vaišiais jau jūs pasiekėm? Čia, tai dar žinokit, neužsikiškit, dar saldus stalas laukia tais. Ar visi dainavom jau ar ne? Romanso nedainavom? Ne? Dar mes nebuvom. Tai kas tu tikrai mes jiems nedusipadinėm, mes jiems padainuojam. O kūnės dar galim? Dar pasakysiu. Dar atais pasijomėm kepurės grybų, tai ir mes tokių turim tradicijų, ko žmūros, kaip šitą traukinį važiuojam, fotografuoti su tom kepurėm. Ir fotografas, prašykit, nufotografuos jūs, nuotraukas matysit, paskui galėsim atsiųs. Galit dėti Instagramą, yra ir LTG ir pasakojantis traukinys paskyra Instagramą. Tai dėkit, mes ir indėsim ir viskų matysit. Tai žinokit, tam tada žmogus fotografuoja, kad matytum, kas savyko, ale tos kepurės tuoj greit atais. Na, o mes su mums šiandien mūsų lydim palydovė Aldona, kuriai mes Kęstutį irgi padėkokim, kadangi matom, kad jinai su daugiau kaip 300 žmonių važiuoja. Kiek? 290 žmonių, tai padėkokim jai už darbą. Ne, kepurį komanda Linos statistai. Tai Kęstutį maršas Aldonai mūsų už tą darbą. Ačiū visiems. Vaikinai, žinokit, gyvas negrįžtau, bet aja koja sakinti žinia.
arba baravykas, bagrypas, mes sakydavom baravykas. Lepeška, selionka, varniekas ir šmarškaitis. Va, šmarškai. Taip jūs gavot? Nu, tai duokim vienam, tai jinai va, lyderė komandos serį duokim, prašom. Paplojam, ačiū. Tikimės, kad toliau traukiniais važiuosit ir pasakojom, su traukiniu važiuosit, ką jis dažniau važiuos, nežinau. Traukinys organizuos, tai ne autobusų palaistis. Gal mes dar kokį reisų padarysim, bet visų laik reisas būna ir vasaros pradžion, pirmų šeštadienį, su baton. Tai sekit Instagram'ą, Facebook'ą viskų skelbėm. Ir primenam visų laik, bilietus pirkit iš anksto, va, jau bilietų vakar neturėjom. Visada taip yra. Kokų mes dėkojam, galvojam, gal jums patiko, nu jei nepatiko, kas jau tu darysi. Gero jums laiko varinom. Iki. Čia labai sunku, reiktų gal vyro kokio. Aš taip, aš dabar čia mes kepurė. Ačiū kepurė. Tai kur man čia reikia? Oi, tu nors išneša. Gerai. Oi, va. Kolonėlę man tik ten reikia. Ačiū. Thank you.